Sveiki visi mus girdintys ir žiūrintys, susitinkame su jumis po mėnesio verslo aktualijų laidoje. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Šį kartą pasikalbėsime apie ilgaamžiškumą versle. Kiek skubėti, turėti rezultatą ir labai greitai vystyti verslą, o kiek pasiteisina ilgas ir nuoširdus darbas versle ir kuriant metų metais verslą. Žanai, nėra paprasta kalbėti, todėl kad Lietuvoje tiem verslams, aš kalbu apie atsikūrusios Lietuvos verslo situaciją, 30-metį, sakykime, ar ne? Bet vis vien yra tokių verslų, kurie gyvuoja tą 30-metį. Ir kaip mes žvelgiam į tą verslą, kuris gyvuoja metų metais? Pirmiausia, tai yra, kodėl jie gyvi? Todėl, kad klientai juos pripažįsta, todėl, kad jie reikalingi visuomeniai, dėl to, kad kuria vertę. Ilgaamžiškumas labai dažnai yra pranašumas vartotojų akise. Jeigu mes, sakykime, ieškome tam tikros srities produkto ir mes aptinkame įmonę, labai dažnai bus kriterijus, kad jei ta įmonė gyvuoja jau, sakykime, Lietuvoje 30-metį, bet kitur ar ne 100 metų. Tai tikrai, ar aš klystu, ar čia tas kriterijus ilgaamžiškumo ir kad daug metų įmonė galėtų nieko nelemti. Kiek tas ilgaamžiškumas kažkaip pasiteisina vartotojų akise? Aš manau, kad vartotojai yra pirmiausias indikatorius sveikumo įmonės arba potencialo, kad negalim sukurti produktą, kuriam niekam nieko nereikia. Ne? Tai reiškia, kad klientai vis tiek kažko nori, tai kurti produktą kartais dažnai netgi būna, kai sukuria naujus, inovatyvius, kažkokius visiškai netikėtus produktus. Ir klientai iš pradžių net nesupranta, jų neperka, būna ir taip, aišku, bet jeigu žiūrėti iš verslo kaip po tokio, kodėl verslas yra reikalingas, verslas reikalingas tam, kad patenkinti poreikius. Tai poreikius tenkinam klientų konkrečių, ar ten fizinių asmenų, ar juridinių, bet ar paslauga gali būti irgi, ne, kažkokia produktas. Tai šiuo atveju tas ilgaamžiškumas parodo tam tikrą ir stabilumą, ir kad jau pripažinta, ir kad paprastai ir produktai, jau kur gyvena ilgesnį laiką, jie yra pakankamai aukštos kokybės. Išbandyti, jau praėję testavimus, ten vartotojai patenkinti. Jeigu nepatenkinti, paprastai ir nebeperka. Labai dažnai, kai jūs kalbat jau testuoti ir vertinti tiek vartotojų, tiek pačio verslo, labai dažnai įdomu, kad su ilgaamžiu verslu susiję ir vartotojo vertybės. Ieškau būtent, sakykime, mano vertybėse yra, pavyzdžiui, kažkoks tai autentiškumas, originalumas ar kažkas, ir to paties aš ieškau versle. Kiek Lietuvoje egzistuojantis verslai galvoja apie tai, kad mano vertybės sutaptų su vartotojo vertybė, arba atvirkščiai. Kokios ten yra tų vartotojo vertybės, kad aš ir jas taikysiu. Reikėtų neužmiršti, iš ko išėjome. Išėjome iš deficito laikų, kai tada iš vis bet kokią prekę atvežtą, aš dar vaikystėje atsimenu ir eilės, ir ten prie cukraus, ir prie dešros ir taip toliau. Tai šitą istoriją, tai tada nėra dėl ko ten kažko tai galvoti, tu tiesiog atvežė ir nupirko. O dabar šį paskutinis, koks 10-metis, apie ką mes šnekam, tvarumas, ekologiškumas, tai aš manau, kad labai puikiai iliustruoja tą įmonių ir vartotojų artėjimą. Yra netgi, kaip sakyti, yra organizacijos ir už ir prieš, ir jeigu tam tikros organizacijos nesilaiko, netgi kažkokie, visuomenininkai, netgi viešai pasisako, nepirkė tam tikrų produktų, nes nesilaiko tam tikrų vertybių. Tai aš manau, kad tas, galim sakyti, kažkoks trendas rinkoje, jis labai stiprus darosi, ypatingai dėl bendruomenių, dėl vartotojų, kad turi būti nežalojantį aplinkos,
kad sukurtų vertę ir ten antro panaudojimo produktai būtų kažkaip naudojami ir taip toliau. Ir dažnai tai nėra pigus sprendimai, tai iš tikrųjų ten netgi kartais brangiau kainuoja antrinių žaliavų naudojimas antrą kartą, negu vėl nusipirkti naują iš kažkur. Tai aš sakyčiau, kad paskutiniai dešimtmetis puikiai iliustruoja tai, kur mes einam ir kaip einam. Labai dažnai egzistuoja mados ir aš matau ne kiek ilgaamžiškumo apraiškas, kiek labai tokias laikinas ir mados apraiškas, ar ne? Ekologiškas pienas visai neekologiškas, bio visai nebijo ir panašiai. Tai dabar, kai mūsų tikslas yra ilgaamžis verslas, mes čia turim labai didelius spąstus, todėl kad kai trumpalaikiškai žiūri, tai čia greit padarom, gaunam pinigus ir tiek. O kai mes ilgai dirbam, darom kažką, gali būti nepopuliarūs periodai, nemadingi, nebijo ir ne kažkoks, tai kiek pastebėti tokių apraiškų versle, kai nesivaikoma madų? Aš sakyčiau, kad kontraktas tarp įmonių kaip produktų įsipareigojimo arba kokybės arba kartais produktai pakeičia pakuotę, bet produktas tas pats ir klientai kartais bando tik dėl to, kad pakuotės. Tai nereikia ignoruoti tos realybės, kuri yra priskiriama marketingui, kad tų žaisliukų arba tą pieną supilstėm, reiškia, į skirtingas 5 pakuotės, vieną labiau perka, kitą mažiau, nors pienas gali būti tas pats, pavyzdžiui. Tai tokių yra ir eksperimentų, ir ta psichologija veikia, bet jeigu kalbėti apie ilgaamžiškumą, aš manau, kad vartotojai puikiai vis tiek žino savo produktus. Jeigu tu vartoji, tu žinai, kodėl jį vartoji, ypatingai dabar, kai visuomeniai mūsų sveikatingumo supratimas, ypatingas dėmesys maistui, paslaugoms, sportui, judrumui ir taip toliau. Tai aš manau, kad tai yra ta dalis, kur įmonės po truputį netgi ir į savo veiklą. Tai ilgaamžiškumą aš ne tik apie produktą matyčiau, aš manau, kad labai svarbu, kaip įmonė atrodo visuomenėje, ar jinai prisideda prie bendruomenės. Ir dažnai įmonėje ir pačiam teko dirbti, kai yra, talka, ta pati aplink įmonę, ne tik, kad įmonės teritorijos sutvarkyta, bet aplinka, arba paskirti viešai erdvėj kažkiek pinigų ir rengti bendrai bendruomenį ir darbuotojai ten per pietus gali pasėdėti. Tai manau, kad tas integralumas, ilgaamžiškumo prasme, irgi verslai turi integruotis į visuomenį ir jie būti reikalingi. Tai šita užduotis nėra paprasta, o mados yra praeinantis dalykas, praeina ir tada arba nauja mada paprastai atsiranda. Bet įmonės taip pat ilgaamžiškumą reikėtų vertinti biški plačiau, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, darbuotojų prasme, kad darbuotojai dirba ilgą laiką ir jie atsakingai elgiasi, tai yra ir tam tikra ugdymo funkcija, pasakykime, rūšiuoti. Jeigu būtumėt pasakę prieš 25 metus, kad įmonėse stovės ten 4 šiukšliadėžės ir mes rūšiuosim, turbūt nelabai kas būtų patikėjęs. Arba, ant popieriaus stengiamės nebeužsirašinėti, o daugiau kažkaip tai susirinkimą nufilmuoti. Aišku, technologijos paveikia mus, bet į popierį sąskaitos dažnai aš matau įmonėse užbraukta, aiškiai sugadintas dokumentas, kitoj pusėje rašo žmonės ir tai yra jau natūralu, tai yra mūsų kultūros dalis įmonėse. Tai tas toksai ilgaamžiškumo prasme čia yra daug dimensijų. Dabar dar tęskim toliau tą pokalbį apie tai, kaip aš įvardijau, toks skubos momentas, kai labai greit norim ir uždirbti pinigų. Ir tas ilgaamžiškumo momentas, kai mes ilgai dirbam ir gali būti visokių momentų įmonėje. Požiūris į pinigus skiriasi, kai mūsų verslo tikslas ilgai gyvuoti rinkoje. Ir kai mes greitai čia ir dabar norim greitai pasiekti tikslų. Pirmiausia, turbūt reikia sakyti taip, labai skirsis. Tai pirmiausia, investicijų klausimais. Dažnai tie, kurie greitai nori biznio, tu investavai, tu turi atsipirkimą, likvidumą pasitikrinti ir padaryti tą verslą. Tai nėra blogai, nei gerai. Tai irgi tokie verslai egzistuoja. Jeigu tu nori, kad kaip aš sakau, dažnai juokauju valdyboje, aš sakau, nėra problemų, šiaip bendrai pelną padaryti, grynai pelną ar EBITDA. Tik viena problema, kad kai užduoda šalia tų klausimų, užduoda, kad ilgai būtų tiek pat vienodai, tai jau yra iššūkis. Tai reiškia, kad ilgaamžiškumas atspindi daug dalykų. Tai reiškia, kad užtikrinti pelningumą ilguoju laikotarpiu reikia daug dalykų.
dažnai, kaip sakau, rinka irgi fliuktuoja ir darbo užmokestis kyla, ir pragyvenimo lygis, ir vartotojo įpročiai pasikeičia. Ne tai, kas skanu buvo tada gal dabar nebesveika, bet skanu lygiai taip pat, bet nebesveika. Jeigu verslas nori ilgai ir vienodai ir ilgai uždirbti, tai jis turi būti daug plačiau matantis, jis turi daug būti integralesnis. Tai ir tam dar sugebėti prisitaikyti, kai yra sunkmetis, ir COVID'as parodė, tai daugelis verslų išgyveno. Tai sugebėjimą prisitaikyti, greitai susitraukti, prisiderinti prie naujos aplinkos, tai irgi yra didžiulis iššūkis. Ir tą kompetenciją nėra taip paprasta sukaupti arba išmokti tas pamokas. Tas sudėtingas žodis ir sudėtingas iššūkis verslam rinka, kai mes siekiam ilgaamžiškumo. Naivu būtų galvoti, kad rinkoje mes būsim patikimesni ir labiau reikalingi. Aš manau, kad kai tu vertini ilgalaikiai perspektyvai vartotojai tą sveikumą, maisto produktai, tai jie supranta, kad kažkodėl galim mokėti daugiau už sveiką produktą. Tai reiškia, kad įmonė gali investuoti ir atradimus, ir kokybę, pakuotės, pačio produkto, natūralumą didesnį ir taip toliau. Tai šitą vartotojai šiuo laiku, aš manau, kad puikiai atsirenka tuos dalykus. Įdomu, kad verslas, ilgaamžis verslas, labai dažnai sklinda iš lūpų į lūpas. Mes aptinkam, jūs kalbėjote apie produktą, tokį ar kitokį. Ir jeigu dar jisai yra tradicijas turintis, senelių pažįstamas, vaikų pažįstamas, vaikaičių pažįstamas, tai labai dažnai mes tiesiog patys tampam ambasadoriais. Kiek ilgaamžiam verslui reikia marketinginių strategijų, apskritai verslo strategijų atnaujinimo, o kiek tiesiog nepamesti savo verslo tikslo ir metais tą vykdyti? Pasakyti, kad nepamesti nepakanka, todėl kad kartais aplinka pasimaino tiek, kad reikia pertvarkyti verslą. Dažnai, sakyčiau, jeigu taip šitą atmetus, tai galėtų stagnacijos, produktas puikus ir tiesiog nieko nekeisdamas darai, bet realybė mūsų per daug keičiasi, kompiuteriai, tie patys kompiuteriai ir susirinkimai ir ten erdvės suvokimas, darbas iš namų pakeitė radikaliai daug dalykų ir kai kurie verslai turėjo pakeisti verslo modelį netgi. Tai ilgaamžiškumui sąlyga vien turėti gerą produktą yra nepakankama. Dėl to, kad tiesiog aplinka keičiasi ir jeigu tavo verslas pateko į tą vietą, kur radikaliai vyksta permainos, tu tada esi pasmerktas, nes tu neprisitaikai. Tai toje vietoje dažnai verslai ir sako, kad laimi tie, kurie sugeba prisitaikyti. Tai viena iš funkcijų yra rinkoje prisitaikyti ir suprasti, kas vyksta. Tai aišku, yra tokių klasikinių, ten kokia duona, kažkas tai produktai, kurių vartotojai vartos ir tai yra mūsų netgi galbūt nacionaliniai dalykai, tai jie egzistuoja ir taip toliau. Bet vėlgi, kokiam kontekste žiūrėsi, jeigu tu sakai, aš girdžiu kartais tarp kolegų, nebekvepia pomidorai, pavyzdžiui, arba ten, tai, kaip sakyti, pakvepinti reikia, ar pomidorą vis dėlto užauginti tam tikrų būdų, tai gali pakvepinti, tai yra trumpalaikis, tai žmonės per laiką atsirinktų, bet jeigu tu žinai, kad ten pomidoro kvapas priklauso nuo temperatūrinio, augimo skirtumų, tai tu turi užauginti tam tikrų būdų, arba ten kažkaip tai pasigilinti. Ir vartotojas irgi edukuotas darosi, tai aš manau, kad čia irgi nei vienas ilgalaikis verslas negali būti garantuotas, kad jis bus be jokių investicijų į žmonės, į įrangą, į tą patį. Kartais yra puikių produktų sukuriama, bet apie juos niekas nežino, arba kažkas nauja grąžina receptą, kažkokį ten, duonos ar dar kažko. Tai tokių dalykų yra. Bet dabar tokiam greitam mūsų virsme reikia daug ir tokio indėlio ir požiūrio, ir tokio net naujumo. Reikia laikyti, kas yra kokybiška. Aš manau, kad visada atsiranda naujų verslų, kurie, kaip sakyti, jeigu vartotoją patraukia,
tai tada tu konkuruoji. Tai tam tikrą prasme ilgalaikį dirbantį kompaniją, jinai sukaupia ne tik apie produktą, bet ir apie viduje, ne apie funkcijas, apie savo našumą, apie visus tos dalykus. Tai jeigu tu, kad ir gerą produktą turi, bet nesi našus viduje, tai tiesiog tavo savikaina užaugs ir tu atsidursi vėlgi tokioje aplinkoje, kur verslas gali pradėti šlubuoti. Pradėjot kalbėti apie našumą, kokių dar reikia įgūdžių ir kompetencijų ilgamžiam verslui? Turbūt reikėtų kalbėti apie vartotojo to kontraktą, ką mes kodėl vartotojas perka. Ir jį dažniausiai reikia atnaujinti. Jį reikia atnaujinti, laikas nuo laiko. Pristatyti turbūt dėl šitos priežasties ir pieno pakuotės ten keičiasi ir kitų produktų kitaip įpakuojam naujoviškai. Po to gražinam seną, ten pradedami popierį vyniuoti ar ten dar kažką. Ekologiškumas atsiranda, vėl plėvelių mažiau naudojam, technologijos reikalingos, kad supakuoti vėl. Ir tai toks virsmas. Tai aš sakyčiau, inovacijos, kurios turi būti taikomas. Iš vienos pusės taip juokingai skambas, jeigu produktas gali turi važiuoti ilgai, bet nepakanka, nes yra vėlgi atėjo nauja aplinka, nauji dalykai, tai kas atrodė sveika, dabar nebesveika gali palikti. Tai čia sakyčiau toks labai svarbus rinka, inovacijos, tada kitas dalykas pati organizacinė kultūra, kad būtų, kaip čia sakyti, tas našumas, bet našumas netoks, kad našumas nukreiptas į vertės didinimą tiek produkte, tiek organizacijoje, kad kažkaip tai matyti tą perspektyvą, turėti stiprią viziją irgi vienas iš mano dalykų yra, kad jeigu vizijos organizacija neturi stiprios, tai tada kaip plaukiam tiesiog, bet paprastai žmonės organizacijai nori tos vizijos, ten pavyzdys turbūt kokia nors IKEA yra, kur tie baldai lengvėja liktai, bet ta vizija, kad tu gali atsinaujinti, pakeitė, nuo to kokybiškas baldas, ekologiškas jau baldas, bet jin turi savo dar judėjimą, dar tobulėja, nes mums tų daiktų kitokių gal reikia, bet aš gal noriu pasikeisti. Tada vėl kiekvienas vartotojas sprendžia, kodėl tą ar aną naudoja. Kiek kitimo turi būti, o kiek konservatizmo? Manau, kad kiekvienam versle turi būti balansas tarp tų dalykų. Ir skirtingi verslai turi labai skirtingas proporcijas. Kokiam nekilnojam turte, aš manau, kad tokio labai besikeičiančio nereikia, nes žmonėm reikia, ir pats pastatas, jis neperstatysi kiekvieną dieną, tu gali pritaikyti kažką, tai renovuoti, dėl to yra normalu truputį keistis, bet tai nėra to lygų kaip, nežinau, ten kokio nors saldainių kažkokiuose dalykuose, arba ten Valentino dienos papuošalų gamyba kokio nors. Tai yra dar mados, tai šis turbūt yra tai, kur pats medžiaga nesikeičia, bet pateikimas, būdas ir taip toliau. Dar čia reikia ir atspindėti tą laikmetį, kuriame kas yra madinga arba gražu. Įdomu tai, kad mes nudegę esam nuo to nebalanso, kaip jūs sakot, kad balansas būtinas tai taip, bet labai dažnai, ar ne, tas besivaikimas, ar ne, to laikinumo ir įžvalgų apie vartotojo pasikeitimus nuveda į tai, kad prarandam, dėl ko konkrečiai tas vartotojas pasirinko mus. Kaip ne tik žvalgytis, bet ir augti kartu, bet neprarasti to savo tikslo verslo. Na, sakykime, kaip pavyzdys stovi, ar ne, Londone kokia nors vyriškų eilučių parduotuvė, ar ne, kur metų metais būtent taip ir ne kitaip. Ir dėl to pusė pasaulio važiuoja pirkti. Ne, tai taip, buvo matyti daug kas analizuojama rinkoje ir vartotojų pasikeitime, bet buvo taip irgi labai stipriai konservatyviai. Tai kaip dabar, reiškia, taip nenuslysti, koks iš tikrųjų tas laikotarpis gali būti vardintas kaip ilgaamžis? Geras klausimas, net turbūt, ką reiškia, ar 5 metai įmoniai daug ar mažai, 20 daug ar mažai, turbūt 30, jeigu nuo nepriklausomybės ir dabar gyvena, tai Lietuvos atžvilgių tai ilgalaikiškas, ne, bet kai aš Japonijai girdžiu ten 400 metų, tai čia daug ar mažai, o ten 1000, dabar kiek žinau nebėra, jau ten virš 1000, kur įmonė užsidarė irgi gamino altorius. Reiškia, tai kas yra, ne, irgi reikia sutarti. Tai aš tai manau, kad bent jau mano įsivaizdavimu, tai
Turbūt Lietuvos atžvilgių, tai jeigu daugiau jau negu 30, tai turbūt ir yra jau tie lietuviškai ilgalaikiai verslai. Yra aišku įmonių, kurios ir dar prieš Lietuvos nepriklausomybę buvo, jos tik pasikeitė, transformavo, tai turbūt yra ir kas 100 metų švenčia taip sudėdamas. Tai dabar čia ilgalaikiškas verslas, ne? Tai, sakyčiau, irgi ilgalaikiškas. Tai kur kriterijus, aš nežinau, kartais kažkokioje labai siauram segmente. Jeigu tu pragyvenai 3 metus, tai irgi gali būti ilgalaikiškas. Jeigu labai greitas, kuris besikeičia. Čia koks nors, nežinau, būna su vaikų žaislais, ten gumytės, transformeriai, gėlytės, šuniukai. Aš pats atsimenu iš vaikystės, kai tiesiog būna mada, kur sprogsta elektroninio šuniuko auginimas, sprogo per 2 metus ir dingo. Dabar po 30 metų vėl grįžo. Tai dabar kaip tą verslą, kuris atvežė, parodė naujovę, pardavė, bet jo nebėra, po to vėl grįžta jisai, tai tokiais šuorais. Tai. Juokaudami galėtumėm sakyti, kad laidotuvių verslas yra amžiniausias šiam gyvenime verslas, bet ar yra tokių jūsų akimis verslų, kurie tikrai galėtų gyvuoti ir gyvuoja daug dešimtmečių, jie reikalingi yra? Kokios tai būtų sritis ar ne, kokie tai galėtų būti verslai? Baziniai poreikiai pa žmonės nesikeis turbūt, kaip pavalgyti, gyventi, būti saugiems, dalintis, kelti kultūrą, šviestis, tobulėti. Aš manau, kad tie dalykai yra amžini, kaip ir vertybės. Yra poreikiai, kurie turi būti patenkinti. Kas patenkins? Va čia yra ir kuris geriau patenkins tą poreikį. Va čia tos varžybos ir yra to verslo, kas daugiau duos vertės. Kas sukurs kažką įdomaus, praturtins mus. Dar laidos pabaigai labai įdomu yra, jūs matot labai didelį spektrą vadovų, tokio verslo, kuris tikrai turi ambicijas ir tikslus būti ilgam, vadovas kažkuo turi tam tikrų savybių, įžvalgų, ar jis skiriasi kažkuo kitoks. Koks tipažas vadovauja tokiam verslui, kuris nori gyvuoti ne 1 metus? Turbūt, kad serga vartotojo poreikio patenkinimu. Jo žvilgsnis yra į vartotoją. Taip. Toks įdėmus. Gilus, jautrus, reaguoja tam tikrose valdybose ar susirinkime į vartotojo poreikį labai stipriai. Na ir pabaigai, tas pasitikėjimas iš mūsų tų vartotojų. Sakot, va tas vadovas, jo tikslas tas vartotojas. Kaip jisai apčiuopiamas, kaip vadovai žino, kiek augina tą savo vartotoją, koks yra santykis ir ar reikalingas tas grįžtamasis pasitikėjimo toks parodymas, ar ne, kad jūs gyvuokit, nes gali būti įvairių momentų, ar ne, gali būti ir labai sunkių momentų, verslas gali būti ties išnykimo riba, ar ne, kaip išlaikyti. Tai jeigu jau tas vadovas žiūri į tą vartotoją, ne, tai tas, kuo gali tas vartotojas pasitikėti ir kaip pasitikėti. Tokia scena, reiškia, kai tikrai didelio verslo, reiškia, savininkas, būdamas, reiškia, pieno sūrelių gamintojų, atėjęs į strateginę sesiją atsineša tų sūrelių ir visiems dalina ir klausia, kaip tie sūreliai. Aš sėdėjau galvoju, tai, strateginė sesijoje sėdi žmonės, darbuotojai, bet jisai atėjo su tais pačiais, produktais ir jisai duoda jiem ir jis klauso jų. Tai tam tikrą prasme pradžiai buvo mano reakcija tokia beprotybė, o iš kitos pusės daugiau susivokiau, kad tai yra apie tos mūsų poreikius, tokius bazinius. Tai va čia irgi turbūt ta iliustracija tokia, kad reikia būti, reikia sirgti tam tikrų dalykų ir gyventi tuo. Tai kokie galėtų būti baziniai poreikiai, kur būtų galima dar dialogu gyventi su kitais jūsų vartotojais? Dalintis, kalbėti, būti klube, pasitikėti. Aš sakyčiau, gal dalintis, atvirai tam tikrais dalykais ir dialogas yra ta vieta, kuri turtina abi pusės. Ir vartotojai lygiai taip pat, ne veltui yra tos metodikos, kad
apklausos, ne? Nu, tai yra tam tikras dialogas, yra, kur aš klausiu ir arba tu atsakai, arba tu neatsakai, arba tu atsakai nuoširdžiai, arba ne? Arba skundai, ne? Tai aišku, dažniau gal neigiamą pusę turi, bet yra lygiai taip pat, nu, nieks ne, kaip sakyti, aš atsimenu ant knygų užrašyta, ne skundų knygos, bet pageidavimų ir skundų knyga turėtų būti, ne? Ir vartotojai yra įmonės, kurios turi pageidavimų knygą, ne skundų knygą. Ne, tai irgi ta vieta, arba laiškai, arba pastabos ir taip toliau. Tai tikrai tas socialinė erdvė irgi egzistuoja ir manau, kad irgi ta vieta, kur išsakoma dalykai verslui girdėti, tam priimtinu. Aš nekalbu apie tyrimus, kurie užsakomi, kad labai konkrečiai ten, reiškia, fokus grupės, nežinau, būsai vadinami, dar visokių kitokių dalykų yra. Tai tegu gyvuoja tas dialogas tarp vartotojo ir verslo, ar ne? Ir tai galės būti toks tikslas labai labai ilgas, ilgamžis mūsų gyvenimams ir kitiems gyvenimams. Taip. Tai ačiū šį kartą už pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Jį kalbinau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Kas mėnesį mes rodome šitą laidą. Susiraskite mus internete, Facebook'e nemokamai ir YouTube kanale ir susitikime po mėnesio. Dėkoju Jums visiems šį kartą žiūrėjusiems. Sudie.